Apie tai ir kalbėkime. Ručienė padarė klaidą. Jai reikėjo prieš organizuojant šokius iš valstybės duotų pinigų per Tvarkos teisingumo partijos sąskaitą sumokėti apvalę sumą Šindeikiui ir Veido žurnalo akcininkam, įsispausint kaip Vytautas Grubliauskas, liberalas Klaipėdos kandidatas į merus, 3 straipsnius su ženkliukais, 3 be ženkliuko, reiškia, ir va tada jūs būtumėt šokdinusi tuos socialiai remtinus žmonės be jokio įsikišimo vyriausios rinkimų komisijos, be jokių priekaištų, jūs būtumėt reikalingiems žmonėms susimokėjusi. O dabar teisingumas nesumokėjo reikalingiems žmonėms, dabar gausit nuo visų ir dar žiūrėkit, nenustebsi, jeigu po šitos laidos Baltosios pirštinės pas jūs prisistatys ir busit paskelbta pačia didžiausia šitų rinkimų pažeidėja. Bet Nagliai, kokį Grubliauskas kaltas, kad jį išrinko geriausių Lietuvos merų? Man paaiškinkit šitą. Bet čia kalba yra ne apie duokit man tos pinigus, kuriuos panaudojo Grubliauskas Veido žurnalui papirkti. Duokit ir mane išrinks geriausio Seimo nariu. Veido redaktorius ir ant kilimėlio aiškintis, kaip šitas renkamas. Aš tai neturiu argumentų. Jūs negavote iš Šindeikio pasiūlymo, reiškia, Šindeikis man parašė laišką. Susimokėkite, reiškia, siūlau už kelis tūkstančius eurų, reiškia, aš jums organizuosiu visus reikalingus reklaminius rinkiminius straipsnius, reiškia, juos surašys žurnalistas, o bus, pareiškia, Veidė išspausinta kaip jūs asmeniškai. Aš turiu Šindeikio darbuotojų laišką tokį. Vat čia yra absoliuti Šindeikio ir kito pseudoelicijos korupcija. Jūs irgi turite? Irgi turi, va. O atsakau, kad nesusimokėjo. Kęstuti, jūs turite? Aš kadangi neinu į rinkimus merų, tai net negavau tokių pasiūlymų. Ar jūs girdėjote? Kaip jūs vertinate tokią praktiką? Na štai, prašau, du žmonės. Kur Baltosios pirštinės? Kur Baltosios pirštinės? Kur etikos? Aš tokio laiško neturiu, arba jeigu turiu, gal nežinau, praleidau kur nors. Grubliauskas iš jūsų pagrobė ir pasinaudojo. Bet beje, įdomu yra tai, kad kyla įtarimas. Kadangi kai Veido žurnalas organizavo apie energetiką konferenciją, pagrindinis pranešėjas ten buvo, man atrodo, Eligijus Masiulis praeitais metais. Tai kaip ten taip atsitiko? Gal jūs ten iš anksto viską pasidarė? Gerbėmėjai. Ar neteks atsiprašyti? Įdomiausias dalykas yra tai, kad va šitie pasiūlymai jūsų, kur jūs gavote, ar ne, kaip suprantu, jie yra visiškai legalūs pagal mūsų dabartinius įstatymus. Palaukit. Pasiūlymas sumokėti pinigus už žurnalisto darbą ir išspausinti ne žurnalisto, o mano pavardę, čia yra tikrai nelegalu. Antras dalykas, labai negražu, ką turėtų konstatuoti Baltosios pirštinės. Jo, Baltosios pirštinės dabar turėtų pasidaryti iš gėdos raudonosiamis pirštinėmis. Bet dabar mes nepulkim man žiniasklaidos priemonių ir vienų, ir kitų, ir trečių. Jūs vadinate Veidą žiniasklaidos priemonę? Aš tai pavadinčiau tokių ūkiškų žodžių iš K raidės. Tai ko čia užsiminėja šitas žurnalas ir pats Šindeikis. Jie dar apsimeta elito atstovų ir iškirvė. Beje, Šindeikis jūs vertinat kaip ekspertas. Aš taip supratau dabar. Dabar supratau, liberalų sąjūdis iš tikrųjų turėtų atsiprašyti rinkėjo. Jeigu šitaip elgiasi, jeigu už energetinius konferencijų rengimus ir Masiulio tenais garbinimus. Atsiprašau, kad Grubliauską išrinko geriausiai. Už mokesčių mokėtojų pinigus. Paduotus Šindeikiui ir Veido žurnalui. Bet sutikite, kaip yra įdomu. Reiškia, lyg ir politikai čia šokiai mizeris, čia milijonas, čia pusė milijono, ten 3 straipsniai be reklamos, energetinės konferencijos, jo, ten plakatai. O kalčiausia Ručienė. O kalčiausia jo. O čia prekyba įtaka nešiojant, reiškia, kaip rinkimų komisijos nevanariai biuletenius su savo reklaminiais atributais ir tylų ramų. Kalėdiniai pasveikinimai už milijoną litų mokesčių mokėtojų.